Nu ką, sveiki visi, grįžtame į pratęsimo podcastą, aptarsime Lietuvos krepšinio aktualijas. Tai sveikas Erikai, kaip gyveni? Sveikas, Kiprai, viskas labai gerai. Ateina finalai ir labai laukiu tų finalų. Jo, tai manau pradėkime nuo Ryto ir Lietkabelio serijos. Tai Rytas laimėjo rezultatu 3-2, vakar Game 5 buvo, tai pasidalink savo įžvalgomis apie šią seriją, aš kažką pridursiu. Man ši serija buvo viena įdomesnių. Aišku, labai vėl Rytas antri metai iš eilės, kai per pusfinalius iki 5 rungtynių turi varyti. Ir vėl laimi 3-2 seriją. Jo, na, nežinau, Žibėnas sako, kad čia jokia čia negėda prieš Lietkabelį, tampytis. Nu, man atrodo, kad biški truputį yra, nes, nu, vis tiek kažkaip Lietkabelis tokie, nu, šiais metais, iš ko jie ten žaidžia, nu, žiūrėk pas juos, kiek ten tų žaidėjų žaidžia. Labai nedaug, tai nežinau, kažkaip Jo, tampytis ir aš, prieš, aš nežinau, kaip iš vis Lietkabelis ištempia tiek, tai, aš irgi. Bet dar ne tai, kad išimtų 5 rungtynės, bet ir per visas vos neapylygiai buvo. Kai tenais pirmas laimėjo Rytas tik 4, po to antras pralaimėjo 3, vienas laimėjo 1 tašku Rytas, kitą laimėjo Lietkabelis su namuose ant 11. Nu, davė, kaip sakant, pakovoti tam Rytui pusfinalyje. jo, na, net nežinau, na, aš jau galvau, kad penktose rungtynėse visko ten gali būti, nes rytas jie nelabai moka iš favorito pozicijos žaisti. Jie visada kaip underdogai eina geriausiai. Tai, na, šį kartą jie jau ir pernai gan gerai sužaidė paskutinės, na, bet ir šiemet parodė, kad kai jau dega visiškai, kad, kad gali sužaisti. Tai jo, na, dar ką iš statistikos pusės galim paminėti įdomus. Um, Labai mane, kaip sakant, gal net tiek nustebino, bet tiek galima pasibėti, kad buvo du aiškus lyderiai per šitą seriją. Tai buvo pasryta Radzevičius su Kaulu, o pas Lietkabelį labai man įsiminė tiek Rupštavičius, tiek Kovliaras, kiek abudu buvo tokius metimus sunkius išmesdami ir pataikydavo tos metimus, ypač Kovliaras. Tai atrodo, užbėga iš užtvaros ir meta belė kokį midrange'ą ir keuras. Tai kaip sakant, Jo, ir dar man patiko stebėti Mantą Rupštavičių. Na tikrai puikus talentas Lietuvos krepšinėje, jau jeigu tokiam amžiuje visai tikrai gerai prieš rytą kapojasi 5 rungtynių serijoje. Na, Lietkabelis visada kažkaip atrodo sezonas kaip ir nieko ypatingo, reguliarkė. Bet kažkaip nežinau, gal Čianakas jos kažkaip, nu čia Čianako, manau, efektas yra, kad su tokiais žaidėjais jisai sugeba išspausti va tokį maksimumą. Žinai, tai jo, ja. tikrai įspūdingai. Na dabar Lietkabelio laukia serija su Sibetu, tai ką tu manai apie tą seriją? Nu, čia nebus labai ten įtempta serija. Manyčiau, ant kiek dabar Lietkabelis žaidė per tas 4 rungtynes, nu, aišku, neįskaitant paskutiniųjų. Nu, jeigu jie taip ir toliau žais, jeigu toliau tas Čanakas, kaip sakant, užves komandą, tai manau, kad Lietkabelis gali paimti trečią vietą 3-1 rezultatu. Jo, na, kažkaip spėju, kad Sibetas, manau, gali pasimti šią seriją. Spėju 3-2 laimės Sibetas. Na, dar manau, galim trumpam grįžti prie ryto. Tai, na, mane iš ties nuvylė Inochas, nes prieš Gagičių labai silpnai man atrodė jisai. Daug geriau Masiulis prieš jį, daug lengvesnis už Inochą, bet vis tiek kažkaip geriau atrodė, gaudėsi. Na, bet pastebėjai, Inocho dabar minutės labai nukrito, ne? Ja, labai matosi gal, kad Gudaitis labai minutės perėmė, kad
geriau pats Gudaitis žaidžia negu Inuchas šiuo metu. Arba geriau buvo geresnis matchupas Gudaičiui e, tuo, su Gagičium. Gal Jo, pamatė Žibėnas, kad geriau sekasi tam Gudaičiui, taip pastatė Gudaitį labiau prieš jų centrą. jo, na dar manyčiau, kad, pala, dar kažką tikrai buvau. Ai, nu, dar manau, kad buvo geras Žibėno sprendimas prieš penktas rungtynės duoti laisvą dieną, ten dvi ar vieną, neatsimenu. Kad tipo Vieną tiesiai, davė laisvą dieną. jo, nu, kad duot laisvą dieną prieš rungtynės, nes, nu, manau, tiesiog buvo mintis, kad, žinai, tiesiog apgalvokit patys, nedrošime ir tiesiog išeikit žaisti, žinai. Mm. Tai jo. Na ir dar manau, kad Lietkabelis tiesiog pervargo ir atmosfera paveikė juos. Mm. O, Kai tai tu negali pralaimėti labai, kaip sakoma, mažų skirtumų, ypač kai jie susirenka tiek fanų, tiek žaidėjai būna pasiruošę, ten pasrytę ten gilus yra tas benčas pas Lietkabelį, aštuoniesi ten atrodo žaidžia tas visas rungtynes iki galo, tai manau bus išvargę, tiek pat buvo išvargę ir taip pat ryto nuostabus pataikymas iš tritaškio daug lėmė vakarykštės rungtynės. jo, Ten na, 15 tų trajekų pataikė, tai labai man dar pradžiugino visai vakar PJC Cartwrightas Parkeris, nes jau pagaliau tų trajakų, nu taip gražiai valdė kamuolį žaidimą, taip kontroliavo. Ir tų trajakų pataikė jau pagaliau, nes kažkaip va, aš manau, tokio jo ir norėjo rytas, realiai. Nes jisai, va taip, nu, judėjo vakar gerai ir jo, nu, tiesiog puikiai. Ir dar gerai įėjo Sargiūnas, manau. jo, sargin. Jo, tai manau, na, rytas, manau, tiesiog galvojo, kad lengvai čia įveiks tą lietkabelį, bet, va, kas gavosi, nu. Bet, Manau, tikrai didžiulį įtaką, kaip sakei, padarė Sargiūnas, nes vien per kelias rungtynes jų iš viso atrodo net neišleidžia, o jeigu išleidžia, tai išleidžia kelią minutę, po to toliau ir po to prasideda rungtynės. Tai sakant, atrodo, pirmą kažkokią seriją gavo pažaisti pagaliau normaliai. Čia buvo toks sprendimas Žibėno, kad kadangi jis yra greitas, tai kad privargdinti visus tuos žaidėjus ir dar Sargiūną išleisti, kad padirbėtų su kokiu Bičkauskiu, kad perimtų kamuolį, kaip pradžioj buvo, kai tik išleido Sargiūną, ir kad tų trajekų po to pasaidytų. Tai čia gal jo, toks Žibėno sprendimas buvo. o kaip manai dabar ten tos buvo kalbos apie Šernių, kad jisai treniruos rytą kitą sezoną, tai kaip manai čia dabar, jeigu rytas, tarkim, gauna ten finalą, tarkim, 3-1, tai kaip manai Žibėnas liks, ar jau bus kitas treneris? Aš manyčiau, kad arba liks treneris, vis tiek jeigu duos kovą, nors ir 3-1, bet jeigu dvi rungtynės baigsis ten kokiu 3-4 taškų skirtumu, kur tiesiog duos kovą tam žalgiui, kaip sakant, ne tik, kad bus blowoutas vėl ant 20 taškų, kad ten nieko nepadaro, ar tik, pavyzdžiui, vienas rungtynės ten laimi 2 taškais, ten vos, pavyzdžiui, namuose, o po to visas kitas ten ant 15-20 prakiša. Nu tai tada čia nebus kova ir manau galimai atsisveikinsim su Žibėnu, bet apie Šernių aš nemanau, kad į rytą labiau norėsiu gal kokio trenerio iš užsienio, kokio, kad kažką kaip būtų kaip tas Neptūno buvęs treneris. Vovaras? Vovaras taip. Na, Buvo labai užsidegęs šitam reikalui. Bet na, važiuok į Neptūną, į virš komandą, kuri nieko beveik nepasiekė, Žalgiris, ką matai, nepakrovė. jo, jo. Tai, kaip sakant, tikrai gal buvo Vovoro efektas. Na, aš gal duočiau šansą Žibėno asistentui Dedui, Georgijui, nes jau jis, kaip ten suprantu, turi didelę įtaką, labai ten, tam ryto štabe ten tikrai jisai labai padeda. Ten jo, šiaip tas ryto štabas labai geras yra, jie ten susidirbę, kiek girdėjau. Tipo, turi kiekvienas ten savo, nu, užduotis, tai Dedas ten
taktikas dėlioja visokias. Tas Maskoliūnas, jisai už keitimus atsakingas, o Žibėnas, nu kaip, jis toks geras motivatorius yra, nu, tai ten jie pasiskirstė gerai labai. Jo, ir dar matai kaip tas Čianakas su Gudeliu kažką ten pakonfliktavo. Jo. Tai ne pirmas kartas, kai Čanakas spykstasi su kažkuo iš ryto Jo, man organizacijos nariu. flashbackai į 2002 finalą, kai ten Tai, užkliudė pečių ir po to apsišūkavo ten jie. Jo, tai, ja. nu, nežinau, nu tai dabar gal paprognozuojam rytą su Žalgiriu finalą, tai ką tu manai apie ateinančią seriją? Dabar labai sunku prognozuoti, nes Žalgiris bus ilgą laiką nežaidęs jau rungtynių. Rytas ką tik po serijos yra ir žiūrint, ar jie nusiteiks ar ne. Bet tikėčiausi, kad bent jau rytas mes gerą kovą Žalgiriui, bet vis tiek prognozuočiau Žalgirio titulą kol kas 3-1. Bet viskas priklauso, kaip eis pirmosios rungtynės. Jeigu rytas paleis iš karto, nu, tai matysis, kaip sakant, kai maždaug gali serija klostytis. Jo, na, aš irgi manau, kad rytui šiais metais LKL, nu, be Fosterio ypač, neturint tokio žvėries puolime, tai nežinau, jam bus sunku, nes ir mat, kaip dabar Žalgiris, kiek jie ten daug, kiek ten jų, jie pergalių turi LKL, ten belenkiek iš eilės ten. Tam 5 iš eilės atrodo. Jėzu, nu tai, 35. jo, nu tai nežinau, nu, kad Žalgiris šiais metais žiauriai užsivedė LKL. Rytas ten pasiėmė vienas rungtynės pradžioj, nu, bet buvo sezono pradžia, bet po to Žalgiris taip užtikrintai gan pasimdavo. Tai jo, manau, kad Žalgiris 3-1, bet visko gali būti, nes jau pernai irgi galvojau, kad laimės Žalgiris gan lengvai, bet pasiėmė pirmą grajų, antrą pasiėmė ir viskas. Nu, tai ką dar gali Manau, didžiulį įtaką praeitais metais. Na, sakyti? manau, kad didžiulį įtaką padarė praeitais metais. Tai Evanso iškritimas, neturėjimas to lyderio. Lekavičius turėjo perimti tą vairą. O jis kaip atsarginis žaidėjas, kaip sakant, jis gal nebuvo įpratęs tiek žaisti. Ir aš pagalvoju, kokią komandą tada Žalgiris turėjo. Ir be Alonso, kaip jie žaidė. Tiek Šmitas buvo, kuris, kiek atsimenu, nelabai prieš Masiulį gerai stovėjo. Nu ir, kaip sakant, Fosterio buvimas toj serijai daug lėmė. Bet Na, dabar Žalgirį turint daug visokių lyderių manomų, tiek Francisko lyderis, tiek manau galėtų ir Brazdeikis perimti vairą, tiek galėtų Sirvydis, nes galim prisiminti, kaip jis Lietkabelį vedė. Kažkada tai galėtų, manau, tikrai ir Žalgirį. Kažkėdas pavės, nu, turi, jie ten tų lyderių gali, kurie jo. Na, galėtų rungtynės. aš manau, kad Žalgiris pradės labai agresyvią gynybą. Manau, tiesiog mentalitetas bus eit suvalgyti rytą. Na jo, manau, kad pradės agresyviai, bet po to biški pavargs. Bet jo, na manau, tiesiog fiziškumas bus Žalgirio didesnis šioje serijoje, aš kaip spėju. Tai jo, kaip ir minėjai, kad manau, kad jo, bus labai sunku rytui stabdyti Francisko pikenroluose, nes Gudaitis su Įnochu, nu, gan lėti centrai, tai pikenroluose bus sunku, tai dažnai su Biručiu prasuks ten, tai žinai. Jo, Tai nežinau. Tai jo, mūsų prognozijas 3-1, ane? jo, 3-1 Žalgiris. Na jo, bet visko čia gali būti, nu. Na, aišku, nustepsiu, jei rytas vėl nuduos didžiulę kovą, bet pamatysim. Jo, dar rytas flego neturės, gaila iškrito likusiam finalui. Mm. Jo, na, pamatysim. Tai ką, manau, pakalbėsim, kai baigsis serija, aptarsim finalus dėl mažai finalą ir, manau, komplektacijas galėsim aptart klubų Eurolygos, LKL ir ten kitų.
Tai Jo, žinoma. jo, tai ką, susitiksim kitą kartą ir iki pasimatymų. Nu, iki Erikai. Viso gero, Kiprai.